Kodėl mes prisimename, kad neišjungėme lygintuvo tik įsėdę į lėktuvą? Kodėl pakliuvus į avariją ar katastrofos akivaizdoje atrodo, jog laikas sulėtėja? Kodėl perėję į kitą kambarį užmirštame, ko ėjome? Todėl, kad mūsų archaiškos smegenys nesugeba susidoroti su itin sparčiai besikeičiančia aplinka. Informacijos perteklius klaidina smegenis, o tai savo ruožtu gimdo Merfio dėsnius, kurių kilmę ir prasmę gali paaiškinti smegenų tyrėjai. Aišku, apsiginklavę naujausiomis technologijomis. Šita sistema yra skirta viduląsteliniam neuronų potencialų registravimui. Ir jinai susideda iš eilės komponentų. Tai visų pirma yra antivibracinis stalas. Jis reikalingas tam, kad jeigu aplinka juda ar kambarys virpa, registruojantis elektrodas neurono nepažeistų. Turėjau elektrodas su manipuliatoriais, nes neuronas mažas, elektrodas didelis ir reikia privesti prie jo. Na ir stiprintuvų kompiuterio, kurie reikalingi tų signalų registravimui. Daugiau kaip 10 metį nuodugniai tyrinėdami intimų į neuronų gyvenimą, Vilniaus universiteto mokslininkai pastebėjo, kad šios ląstelės kartais elgiasi kaip žmonės. Pavyzdžiui, jos paklūsta daugumos nuomoniai. Paprastas supratimas apie neuroną būtų toks, kad jisai gauna signalą ir išduoda veikimo potencialą arba neišduoda. Tyriant detaliau pasirodo, kad yra visokiausių netiesinių joninių srovių ir tas skaitmeninis apdorojimas, kur viskas arba nieko, vyksta tik tada, kada jau neuronas savo sprendimą priima. Tiksliau, jisai arba priima, arba nepriima. Bet iki to yra gana didelis spektras visokiausių procesų ir tas apdorojimas iš tiesų analoginis yra. Nes tos srovės sumuojasi netiesiškai visą kitą. Ir buvo manoma, kad ko gero, tos savybės gali būti labai svarbios ir tada, kada neuroninis tinklas veikia. Žmonės manė, kad kai daug neuronų bendrauja. Bet vienas iš tų netikėtų dalykų buvo, kai daug neuronų bendrauja, kaip ir tas neuronas, su kuriuo bendrauja, paklūsta bandos dėsnių ir jisai pradeda jų visų klausyti. Jo asmeninė nuomonė yra užslopinama. Toks principas mums, neuronų savininkams, iš tiesų yra labai naudingas, kadangi neuronų ginčuose gimsta tiesa, padedanti žmogui laiku reaguoti į pavojus. Daug mums ir mūsų protėviams svarbios informacijos kaupiama ir apdorojama be mūsų sąmoningo dalyvavimo. Pavyzdžiui, emocijas valdanti archaiška smegenų dalis, migdoliniai kūnai verčia mus į bet kokį naują objektą reaguoti su baime, dėl viso pikto. O nuolat analizuodama žmogų supantį garsinį foną, smegenys išskiria tai, kas svarbiausia. Jeigu vienas neuronas klausia kitų balso, jam svarbu, kad dauguma pasakytų. O jeigu pasakys vienas neuronas, kad kažką daryti, sakys, kad čia matyt klaida yra. Tai irgi susiję, kad jisai turi ne vienas neuronas su vienu bendrauja, sako vienas neuronas kitam, kad tu suveik, bet vienas neuronas iš kitų turi gauti. Čia tiesa, net ir vadovėliuose yra konvergencijos, divergencijos dėsnis, kad vienas neuronas bendrauja su daugeliu ir vienas neuronas iš daugelio informaciją gauna. Bėda ta, kad netgi sutelkę pajėgas, neuronų būriai ne visada sugeba susidoroti su 21 amžiuje mus užgriuvusia informacijos lavina. Mes evoliucionuojame kartu su smegenėmis, bet įprastiniu tempu, tai yra lėtai, o technologiniai procesai vyksta nepalyginamai greičiau ir tai jūs gali išvesti iš proto, tiesioginė prasme. Patologijos jos yra labai daug, kaip bebūtų gaila, visos jos neištirsi, bet tai, ką mes bandėm savo darbuose patyrinėti, tai viena iš labai svarbių sričių, tai yra psichinės ligos, tarkim, šizofrenija, depresija ir panašios. Ir viena iš problemų yra jų diagnozė ir ypač ankstyvoji diagnozė, todėl kad tai nėra taip konkretu, kaip tarkim lūžio ar auglio atveju, kad vienareikšmiškai. Tai už tai yra svarbi sritis žymenų paieška. Viena iš populiarių krypčių yra elektrofiziologinio atsako tyrimas, tai encefalografiniai, sukeltinių potencialų tyrimai. Mūsų smegenų vingiais cirkuliuojančios elektros srovės puikiai priemonė pastebėti įvairius sutrikimus bei anomalijas naujausiais kompaktiškais prietaisais. Čia yra skaitmeninis elektroencefalografas, šiaip tai klasikinis prietaisas nuo senų laikų naudojamas tyrimuose, o mes tai labai džiaugiamės, kadangi tai vienas iš nedaugelio, ko gero, gal net vienintelis Lietuvoje, kur 64 kanalų, čia matot šalmas yra, kur 64 kanalai, šitas šalmas dedamas ant galvos, tam, kad registruoti smegenų aktyvumą. Tai šitas encefalografas yra ne klinikoje,
Kaip matote, to vienai laboratorijai, mokslo tyriamiesiems tikslams, tai labai džiugu, kad turėjom galimybę įsigyti tokį prietaisą, tai sudėtinės dalys iš tikrųjų paprastos 3 yra, tai yra elektrodai, kurie pritvirtinti šalme. Čia yra stiprintuvas, kaip matot, daug klaidų, 64 iš tikrųjų, sujungiama ir galiausiai perduodamas signalas į kompiuterį. Tokie prietaisai būtini siekiant kuo anksčiau diagnozuoti nerimą keliančius požymius, kurie gali tapti depresijos ar kitos sunkios ligos pranašais. Mat vis daugiau žmonių pasaulyje serga psichinėmis lygomis. Gydymo išlaidos ir kiti nuostoliai skaičiuojami milijardais ir šimtais milijardų eurų. Nemažesnė bėda – neurodegeneracinės ligos susijusios su smegenų pažeidimais. Manoma, kad pagrindinė viso to priežastis – beprotiškai intensyvus gyvenimo būdas. Gyvenimas, kaip visi puikiai žinom, labai intensyvus ir tik intensyvėja. Tai reiškia, krūvis didžiulis yra ir psichinis, ir emocinis, ir fizinis, koks tik tai nori, kuris tenka žmonėms ir su kuriuo reikia susitvarkyti. Kitas dalykas, šiaip nesveikai gyvenam, pažiūrėkim, kokioje cheminėje aplinkoje gyvenam. Maistas jau beveik dirbtinis, valikliai, visi plovikliai, higiena labai svarbu, bet viskas yra dirbtina ir viskas tai į mūsų eina arba mus tai veikia. Mus veikia ne tik informacija arba tiksliau pasakius jos perteklius, bet ir pavyzdžiui mityba. Mokslininkai jau gali tą patvirtinti eksperimentais. Vienas iš tokių, sakykime, gal netikėtų paskutinių laikmečio posūkių suvokime smegenų veiklos, tai yra ryšys tarp to, kas vyksta virškinimo sistemoje ir vyksta smegenų sistemoje. Ir net ne visoje virškinimo sistemoje, o konkrečiai jau jos baigiamoje dalyje, storoje žarnoje, kurioje, kaip žinia, turime pakankamai daug, įvairiais vertinimais nuo 1 iki 1,5 kg mikroorganizmų, kurie atlieka savo aiškias konkrečias funkcijas, bet be tų funkcijų, kurios siejamos su virškinimu konkrečiai, tie mikroorganizmai įskiria daug įvairių medžiagų, kurios pasirodo yra aktyvios, galinčios veikti ir smegenyse, gali veikti smegenų aktyvumą. Konkrečiai yra parodyta, kad įskiriamos medžiagos, kurios pačių sinapsių aktyvumą gali keisti, gali struktūrinius ryšius keisti, o iš to pagal dabartinį smegenų veiklos supratimą didžiulės pasiekmes atsiranda. Taip kad tiesioginė ta žodžio prasme galim teikti, kad tai, ką valgom, kas mumyse yra virškinama, veikia mūsų, nebūtinai gal sprendimus, bet smegenų veikla tikrai veikia. Visi šie milžiniški informacijos srautai, manoma, įrašomi į pasąmonę ir tik po to smegenys atsirenka, kas svarbiausia. Jeigu tai tiesa, augantis informacijos srautai užpildo visą sistemą, kurios galimybės ribotos. Tai įrodo vienas reikšmingas tyrimas. Yra tyrimas, kur vertinta vairavimas ir kalbėjimas telefonu, kas šių dienų aktualija, sakykime. Tyrimas paprastas, smegenų vaizdos būdu buvo vertinamas smegenų srities dydis, skirtas veiklai konkrečiai ir buvo atskirai atliekamos užduotys, vairavimas, kalbėjimas ir kartu sujungus. Ir tikėtina prielaida buvo, kad kartu atliekant tie smegenų resursai bus minimum dvigubi, sujungus 1+1. Pasirodo nieko panašaus, atliekant abi veiklas, suminė smegenų resursai skiriami vos ne perpus mažesni buvo, ne visai, bet palyginamai. Tai rezultatas ir išvada iš to padaryta, kad jeigu darai 2 darbus, tai ne vieno gerai nepadarysi. Smegenų tyrimai, kuriuos atlieka Lietuvos neurobiologai ir neurofiziologai, žada dar ne vieną tokį siurprizą.